Galiu jo trumpai papasakoti, esam susidėlioję su trenerių kolektyvu visą planą iki pat čempionato. Tai pirma šį savaitę bus tokia įvadinė, daugiau fiziniam parengimui, žaidėjos kai kurios nesenai tik sezonus baigusios, kurios kažkiek anksčiau, tai kiekvienai bus krūvis kažkiek individualizuotas, bet ir kartu ir komandinis darbas vyks. Tai šią savaitę, sakau, daugiau treniruočių lauke, kažkiek ir salėje jų bus, bet krepšinį tik kitą savaitę labiau eisim. Tai čia dėl to, kad jos tik dar tai kūnai turi prisitaikyti, ne? Tik visos skirtingai. Taip, žinot, tik sezonas pasibaigęs, kažkiek norisi joms pačiom pailsėti nuo tos salės ir nuo to kamuolio bumbsėjimo. Aišku, norim ir tą visą pagrindą čempionatui pasiruoštis per fizinį pasiruošimą, traumų prevencijos ir visa kita. Tai sakau, turim planą, manau, kad turim jį visai neblogą susidėlioję, rungtynės draugiškas, žinom, kur žaisim ir su kom žaisim. Tai viskas palei planą, žaidėjos visos sveikos, tai tikiuosi viskas taip ir vyks gerai. Tos kontrolinės rungtynės ir bus galutiniam 12-ukui sudėlioti, kurios pozicijos reikalauja galbūt daugiausiai dėmesio? Iš tikrųjų, visose pozicijose turim žaidėjų, kurios konkuruos dėl 12-uko. Nėra taip, kad kažkurioj pozicija atvažiavus ir jau garantuoja, tai turi savo vietą rinktiniai. Manau, to konkurencingumo tikrai reikia, kad nebūtų kažkokio atsipalaidavimo, kad vyktų rimtas darbas. Tai tiek jau esu kalbėjęs, kad turim tikrai ir aukštas žaidėjas geras, taip pat ir gynėjas, taip kad bandysim ieškoti žaidimo ne tik per didelės ar per gynėjas, bandysim tai kombinuoti, kiekvienoms rungtynėms pasiruošti prieš varžovės, nes tikrai žinosim, ką jo žaidžia, jau dabar tam ruošiamės ir taip planuojam. Ar kažkokių netikėtumų nėra, gal kas nors neatvyko? Ne, visos žaidėjos, kurias kvietėm, visos yra, kaip ir sakau, labai džiaugiuosi, kad nėra jokių traumų, jokių lygų ir visos pasiruošusios sportuoti. Treneri, jūs pats su LCC komanda tik atsisveikinot, ar šiek tiek ilsėsitės nuo klubinio krepšinio, ar rudenį vėl kibsit į tokius darbus kažkurią komandą treniruoti? Kokie planai? Iš tikrųjų, nesiruošiu ilsėtis, iš tikrųjų kalbamės su komandom, turiu agentą ir planuoju tęsti darbus rudenį. Turit kažkokių užuominų daugiau, koks tai gali būti klubas, ar nieko išduoti nenori? Kol kas ne, kol kas visa koncentracija čia dabar ir rinktinė ir darbas čia.